Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip modeliuoti sienas, susikurti jų konstrukcijas. Tai sienos yra konstrukcinės ir architektūrinės. Konstrukcinėms laikančioms sienoms naudojam wall structural, o architectural naudojame pertvarams. Jas naudoja architektai, skiriasi jų matomumo nustatymai. Vienos matomos konstrukciniuose vaizduose, kitos nematomos. Vienos turi analitinės linijas, kitos neturi. Tai naudojame wall structural. Ir kuo skiriasi nuo sijų ir kolonų, tai kad tai nėra į projektą užkraunama šeima. Nėra tokio load family arba edit family dalyko. Tai yra sisteminė šeima. Tai tik tai savybių lange matome sienos pavadinimą ir galime pasirinkti jos tipą iš egzistuojančių, kurios jau yra projekte. Galime užsikrauti sienos tipą iš kito projekto, ne iš bibliotekos, ne iš duomenų bazės, bet iš kito projekto. Arba galime susikurti savo tipą su čia duotais įrankiais. Tai šiuo metu mano projekte yra tik keli sienų tipai. Tai yra basic sienos, tai yra paprastos sienos, kur galime turėti keletą sluoksnių, jų istorija ir medžiagos. Toliau yra fasadinės sienos curtain wall, tai galime nurodyti, kokie bus stiklai, kokie rėmo elementai, o stacked sienos tai yra speciali siena, kurios sluoksniai gali skirtis vertikalia kryptimi. Tačiau šitos sienos niekad nenaudoju, naudoju tiesiog basic tipo sienas. Tai kaip susikurti savo sienos tipą. Tai čia reiškia, pavyzdžiui, generic 200 mm storio be medžiagos siena bendrinė. Čia yra blokelių siena, čia yra atitvarams skirta siena. Tai tiesiog parodysiu dabar, kaip susikurti savo sienos tipą. Pasirenku šitą bendrinės sienos tipą, spaudžiu edit type, spaudžiu duplicate, įvesiu 200, spaudžiu OK. Ir žiūrim, kaip susikurti savo sienos sluoksnius, kokios yra medžiagos. Tai čia yra konstrukcijos redagavimo mygtukas, ne? Pasispaudžiam edit, redaguoti, išsidinu šitą langą, kad geriau matyčiau. Ir šitam lange matau, kad mano siena turi tik vieną konstrukcijos sluoksnį, kuris yra 200 mm storio ir jam nepriskirta jokia medžiaga. Funkcija nurodyta kaip konstrukcinė. Tai vėliau paaiškinsiu, ką jinai reiškia. Apačioje yra dar papildomų nustatymų, tačiau šiame video to nenagrinėsiu. Tai visų pirma reiktų esamam sluoksniui priskirti medžiagas. Pasirinku medžiagos laukelį, spaudžiu 3 taškiukus ir atidaro medžiagų bibliotekos langą, kur galime priskirti medžiagas savo sluoksniams. Medžiagos turi savybių rinkinius, tai maksimum rinkinių yra 5, identity tai bendrieji aprašymai, graphics kaip atrodys štrichas fasadiniam vaizde, koks štrichas pjūvėje, kaip atrodys 3D vaizde, jeigu įjungsime užspalvintą rodymo tipą. Yra medžiagiškumo nustatymai, kurie naudojami paveiksliukų kūrimui, tarkim permatomumas ir kažkoks raštas ir visa kita. Tada yra fizinės savybės, kiekvienai medžiagai skirtingos, tiek svoris, tiek kažkokios stiprumo savybės betonui. Čia yra šiluminės savybės, šiluminių savybių rinkinys. Tai visos šitos savybės reikalingos, kai keičiamės informaciją su kažkuo, tarkim, eksportuojame savo modelį į analitinį modelį, ar, pavyzdžiui, aš turiu priedą, kuris skaičiuoja masės centrą, tai naudoja density tankio parametro vertę. Tai ką aš galiu čia padaryti, tai įvesti, pavyzdžiui, medžiagos pavadinimą, kurios ieškau. Galiu pasirinkti iš sąrašo. Čia yra projekte esančių medžiagų sąrašas. Kiekviena medžiaga turi, kaip sakiau, skirtingus medžiagų rinkinius. Viskas čia yra angliškai, tačiau galime persivadinti, susikurti naujas medžiagas ir panašiai. Jeigu medžiagos nėra projekte, kurios norime, galime paieškoti jos medžiagų bibliotekoje.
pagal medžiagiškumą suskirstytos jos čia, pasirenku concrete, betonas ir susirandu medžiagą arba, kaip sakiau, galima į paiešką įvesti C30, pavyzdžiui, betono klasę ir man rodo medžiagos, kurios yra bibliotekoje, projekte jos nėra. Tai pasirinku šią medžiagą, įkraunu ją į projektą ir galiu susikurti, panaudodamas šią medžiagą, susikurti savo medžiagą arba redaguoti šią medžiagą. Su betonu turbūt čia nėra ką per daug redaguoti, tiesiog darau riniai, pervadinu, palieku, kad būtų tik betono klasė, o visas kitas savybės palieku tokios, kokios yra pagal nutylėjimą priskirtos šitam medžiagų rinkiniui. Tai spaudžiu OK. Ir dabar turiu vieną sluoksnį 200 mm su šitą medžiagą. Dabar noriu, kad čia būtų, tarkim, 3 sluoksnės siena. Tai tiesiog spaudžiu Insert, pridedu dar vieną sluoksnį, pakeičiu jo funkciją Thermal Air Layer, tai naudojam tiek izoliacijai, tiek oro tarpams. Tai šita funkcija skirta tam, kad kai siena jungiasi kampuose arba su kitais daugiasluoksniais elementais, kaip perdangos ar stogai, šitie skaičiukai nurodo, kuri medžiaga, kurią uždengs, perdengs, kuri turės pirmumą. Tai va, nuo funkcijos tai priklauso. Šiuo atveju palieku šilumos izoliaciją ir dabar medžiagą pasirinku. Čia galiu ieškoti šiluminės izoliacijos, pavyzdžiui, įvesiu angliškai insulation pradžią žodžio, man pateikia visas medžiagas su to susijusias. Matau, projekte yra pora medžiagų, pavyzdžiui, rigid insulation. Pasirinku, standi izoliacija, ne, tai polistireninis putplastis čia realiai, tiesiog ekstrudinis EPS polistirolas. Čia tankis 50 kg į kubinį metrą įvestas, savybės kažkokios ir negalim pasižiūrėti, ar tinka mums ar ne. Arba galim paieškoti, kokios yra dar medžiagų duomenų bazė. Tai, pavyzdžiui, Rockwool, akmens vata būtų turbūt, pasirenku šitą, užsikraunu į projektą, pasižiūriu savybės. Pavyzdžiui, tankis yra 200 kg į kubinį metrą, o savybės šiluminės 0,034 šilumos laidumo koeficientas. Tai jeigu tinka, galėčiau ją pervadinti ir naudoti, tačiau jeigu aš noriu kitokį turėti tankį, reiktų atkreipti dėmesį į šitą rankytę su skaičiuku. Jeigu 0, tai reiškia, kad jokia kita medžiaga nenaudoja šitos fizikinės Rockwool medžiagos rinkinio šito. Ir pakoregavęs šitą vertę, pakoreguosiu savybės tik šitai medžiagai. Tačiau jeigu čia būtų kelios medžiagos naudotų, tai joms visoms pasikeistų šitą vertę. Todėl reiktų žiūrėti, ar tikrai tą galiu tiesiai redaguoti, ar geriau susikurti naują medžiagą ir naują medžiagų fizikinį rinkinį. Tai, pavyzdžiui, jeigu man reikia naujos medžiagos ir naujo medžiagų rinkinio, o čia aš tarkim, čia turiu vienetą, nenoriu kitų medžiagų redaguoti, tada renkuosi sukurti kopiją ir medžiagų rinkinio kopiją, ir medžiagos kopiją, ir pakeičiu pavadinimą, medžiagos pavadinimą, kito akmens vata, ir pakeičiu tankį, density vertę, einu į šiluminės savybės, pavyzdžiui, pakeičiu 0,35 ar ne. Na ir toliau galiu keisti, redaguoti vertes, žiūrint, kiek man reikia ir kiek aš planuoju perduoti informacijos vėliau kitur iš savo projektų. Paprastai aš čia daug nieko neredaguoju, nesidalinu tos informacijos arba neeksportuoju jos į kitas programas. Tai man svarbus dalykas yra tankis,
nes kai naudoju masės centro skaičiavimui, tai man reikalingos šita savybė. Bet pagal savo poreikius galite susitvarkyti ir susikurti medžiagas. Priskyriau medžiagą, įvedu storį ir dabar jau turiu 2 sluoksnius. Reikia 3 sluoksnių, spaudžiu insert, pasirenku funkciją kaip 5, apsauginis paskutinis sluoksnis, įvedu tą pačią medžiagą, tiesiog nukopijuoju ir įvedu storį, pavyzdžiui, 80 mm ir turiu 3 sluoksnius. Tačiau ką dar reiktų padaryti, tai šiek tiek pertvarkyti, kur tie sluoksniai yra. Čia yra tokie 2 co-boundary, tokios pilkos juostos. Visi sluoksniai tarp jų priklauso pagrindiniam sluoksniui. Tai braižant sienas turi įtakos, kur bus brėžimo linija ir kaip bus išdėstyti sluoksniai tos brėžimo linijos atžvilgiu. Tai ką aš darau, tai paprastai pažymiu šitą, spaudžiu aukštyn, šitą paspaudžiu aukštyn. Tai yra pagrindinis sluoksnį, palieku kaip vieną tarp šitų linijų ir šitie sluoksniai yra virš arba žemiau pagrindinio sluoksnio. Na, jeigu čia būtų kažkoks dar tinkas, galėčiau dar pridėti žemesnį sluoksnį. Žiūrint, kokia mano sienos konstrukcija. Bet tą co-boundary palieku tik vieną sluoksnį. Jis irgi pažymėtas kaip konstrukcinė medžiaga. Čia variable parametras nenaudoju, todėl kad man reikia vienodos sienos storio per visą sienos aukštį. Čia specialiuose situacijose naudojama, kai atarminės sienos su pasvirusiu vienu paviršiu būna. Šiuo atveju to nereikia ir wraps nustatymas irgi realiai nenaudojamas, nes ten galuose sienų sluoksnius užlenkia, kai laisvas sienos galas, tai praktiškai nepanaudojamas dalykas, mano nuomonė. Na ir viskas, matau bendrą sienos storį, šiluminė varža, spaudžiu tiesiog OK, užbaigiu sienos konstrukcijos kūrimą. Čia matau, kad pavadinimą netokį sukūriau, tai tiesiog pervadinsiu. Spaudžiu rename ir pavadinsiu 3 sluoksnį. 380, spaudžiu OK. OK. Turiu savo sienos tipą sukurtą ir galiu pradėti modeliuoti. Dabar visų pirma pasižiūriu viršui dešiniai, kas čia yra, kaip aš ją braižysiu, galiu pasirinkti. Tada šitoj eilutėj kokį nustatymą, kur ją braižysiu. Tai kadangi esu antram aukšte, galėčiau prie žemyn iki, pavyzdžiui, 1 lygio. Ir tiesiog naudoti, kad brėžimo linija bus per sienos centrą arba pagrindinio sluoksnio centrą arba pagal pagrindinio sluoksnio išorę. Tai va čia nuo tų sluoksnių sukūrimo ir turi įtaką, ar galiu išnaudoti šitas braižymo savybės ar ne. Na ir čia chain, tai reiškia siena po sienos eina sujungiamos, galima atitraukti nuo brėžimo linijos kažkiek, galima sujungti arba atjungti sienų galus iš karto be braižant. Kartai tas reikalinga, tačiau šiuo atveju paliksiu. Galiu braižyti būdamas antram aukšte, kaip ir sakiau. Tai nubrėžiu taip siena eis nuo antro aukšto iki 1. Tačiau paprastai aš darau taip, kad braižau 1 aukšte, tai vėl pasirinksiu sieną ir kad eitų aukštyn iki 2 aukšto ir tada brėžiu jau sieną. Tai 1 taškas ir kaip matau, kad rodo stačiakampį skersvį, jeigu pakeisiu detalumo lygį į medium arba fine, į aukštesnį detalumo lygį, jau matysiu, kad rodo visus mano sienos sluoksnius. Tai tiesiog Revite nuo matomumo lygio priklauso, kaip siena vaizduojama Revite. Tai kaip brėžiu, brėžimo linija eina per išorinį pagrindinio sluoksnio kraštą. Jeigu taip tempiu ir sienos sluoksniai
ne toj pusėje, tai aš galiu paspausti paste klavišą ir sluoksnį apsisuka. Tai va, sluoksnį kitoje pusėje, taip yra patogiau ir tiesiog brėžiu į tą pusę, kurią norėjau, nubrėžiu savo sieną, sumodeliuoju ją, galiu pasižiūrėti, kaip atrodo 3D vaizde. Tai va, eina nuo 1 iki 2 aukšto, kampe sujungtas, grįžtu į 1 lygį, tie sluoksniai persidengia pagal funkcijas, kaip matot kampe. Tačiau man dar kas nepatinka, tai nematau jokio užštrichavimo, todėl einu į Edit Type, pasirinku vėl redaguoti konstrukcijų sluoksnius ir aš nepriskyriau medžiagoms štrichavimo savybių, taigi redaguoju medžiagą, einu į grafinius nustatymus, prie Surface Pattern nieko nekeisiu, nes čia fasadiniam vaizdui skirta, kaip jis atrodys ten. Tačiau čia prie Cut Pattern siena plane, tai jinai matoma pjūvėje, spaudžiu Edit, štrichavimą ir pasirinku pagal nutylėjimą duotų betono štrichą. Štrichų yra įvairių, jos galima susikurti, tačiau reikia tik taip pasigilinti, padirbėti ten. Spaudžiu betoną, spaudžiu OK ir betonas bus gerai, o akmens vata vėl redaguoju, pjūvio štrichas, pasirenku tokį, kokį aš naudoju, spaudžiu OK ir dar kartą OK. Ir va, mano sienos dabar jau turi štrichą. Jo dydis priklauso nuo mastelio, pakeisiu mastelį, tai detalėse, pavyzdžiui, atrodys gerai, tai planeto nereikia, tai kad neapsikrautų modelis turbūt tai padaryta, na ir, žodžiu, tas štrichas toks stambus. Tai va tokia įžanga į sienų modeliavimą ir jų konstrukcijų tipų susikūrimą. Tiesiog susikuriam sieną kokio norim tipo, ar 3-sluoksnė, ar 1-sluoksnė, ar panašiai, ir naudojam savo modelį. Kaip sienas redaguoti, kalbėsiu kitose video pamokose. Šiam kartui tiek, iki.